great pleasure and honor to welcome all of you guys, pilots and teams. Čempionate dalyvauja 23 komandos. Lietuvių tarpe turim 3 birštoniečius. Vytas Junevičius, vyresnės kartos atstovas pilotas, na ir jaunimo atstovus turim Ignas Kazlauskas ir Laurynas Žurauskas. Vienintelis būdas pasiruošti varžyboms yra dalyvauti varžybose. Tai pirmiausia, visi pilotai susirenka į briefingą, kuriam varžybų direktorius pasako, kokios bus užduotis. Tuo briefingo metu visi tas užduotis išsiplanuoja žemėlapį, susiplanuoja skrydžio strategiją. Tai stengiuosi nestresuoti, neįsitempti, o tiesiog pasiruošti, nes streso aplinkui, garsų streso pilna. Mes matuosimės vėjus ir spręsim, kur pakil, kad užvažiuotum tą tašką. Pasibaigus briefingui visi važiuoja į pakilimo vietą. Aš dar noriu pasižiūrėti čia pievų. Kuo aukščiau, tuo mums geriau ta apatinė kryptis. Dabar svarbiausias momentas – renkamės pakilimo vietą. Visa energija ir mintys tai apie užduotis, apie jų peržvelgimą, pakartojimą. Labai svarbu žinoti eiliškumą. Apatinis vėjas nepalankus tam pirmam taškui. Grįžtam atgal. Tai bandai tiesiog visą skrydžio eigą pramastyti, įsivaizduoti, kaip tu ant tų kryžių eisi. Aišku, bandai tiesiog pasižiūrėti, kad visas užduotis žinai, supranti, kas po ko eis. Jo, panašu šitą pievą tinkamiausia kol kas. Galbūt gali būti kažkokia baimė, stresas, kuris tave apima, ar kadangi tiesiog aplinkui balionai, stengiasi nesitrenkti nieką, bet šiaip tuo metu yra labai didelė koncentracija. Patikrinti reikia cilindrus, degiklius, prieš parverčiant. Vieta pasirinkta, bandysime užskristant ant kryžiaus. Bus gerai, manau. Pažiūrėsim. Greitų metu viskas išaiškės. Chaosas, garsai, viskas ant žemės. Ir kai atsikabini, viskas nurimsta, tolsta garsas, tokia ramybė ateina. Tai dangui tylu, ramu, vėjas nesijaučia, tai jei pakilimas blaško į visus šonus, žiūri, kad ko neužkabintum ar ką, atsikabini ir viskas dingsta visą tai. Važiuosim kilti kažkur nuo Nemuno. Atrodo, kad bus visai sudėtingos sąlygos, nes nemažai vėjo, bet tikėkime, kad jis šiek tiek aprims. Ten nėra jokio lauko toliau prie upės. Tai planuojam pakilimo vietą, atrodo oras neblogai. Na, aš tai galvoju, ten yra toks kaip laukas. Kompiuterį bandom susidėlioti visą skrydžio planą, kad būtų skrydyje aišku ir nekiltų jokių klausimų. Kartais, kai jauti, kad šiek tiek ima nerimas, tai bandai pakvėpuoti ir paskaičiuoti iki 10 ir susivaldyti su to stresu, ypatingai kai yra vėjuota, ypatingai kai yra sudėtingos sąlygos. Ganėtinai stipriai užkaitinau balioną, kilau virš 8 metrų per sekundę, o kadangi buvo dideli vėjai,
Tai tą balioną pradėjo vartyti ir aš realiai horizontaliai kilau, jau krepšys praktiškai horizontaliai sukosi aplinkui kupolą. Tai vienu momentu pakėliau galvą ir jau mačiau, kaip to vėjo žirklės realiai balioną baigė išspausti ir persukti. Apėmė tikrai tokias mintis, kurių dar niekada gyvenime neturėjau, kad gal jau čia ir paskutinioji. Ką tik nusileidau prie tokių visai gerų gūsių, tai toks stresiškas visai gavosi šitas skrydis. Tai dar dabar šiek tiek ant krūtinės toks deguonies trūkumas jaučias. Thank you, Birštonas, for making championship again, and the second time of having our Latvian championship here. I'm very happy to be here and to return here. I don't know how many years already. 2 times or 2 or 3 times I was on podium here. Always I was third. This year I expect something better, so we will see. Yesterday's morning flight, in my opinion, was the worst flight in my career. After first flight I was second, but after the second flight I went a little bit down, but still I'm crossing fingers for the tomorrow morning flight. Vakar skrydis įvyko, šiandien ryte įvyko, kol kas nuotaikos tikrai geros, tikimės, kad orai galbūt nebus tokie blogi, kokie prognozuojami. Laukiam šiek tiek tokio pagerėjimo lango. Tikėkime, kad šiek tiek vėjas nusilps ir gal viskas bus puikiai ir turėsim kažkokį skrydį šį vakarą. Skrydžių mažai, tai labai skaudžios tos klaidos ir sunku pakilti, yra įsivežusių beveik 2 taškais. Dabar gavome patvirtinimą, kad skrydžio nebus, tai yra juoda vėliava. Pagrindinė priežastis buvo per didelis vėjas. Stiprus vėjai lietus nedavė atlikti pilnos programos, kai buvom suplanavę 6 skrydžius. Ištaikėm tik tai 2, bet į tuos 2 sudėjom maksimumą, ką galėjom, 11 užduočių įvykdėm. Tai manau, ne loterijos būdu išaiškinom čempioną, vis tiek laimėjo geriausias. Turėti tokią išskirtinę sporto šaką yra unikalu, pasakyčiau taip, nes tai padeda populiarinti Birštoną ne tik tai Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Birštonas visą laiką buvo tos oreivystės fone, tai čia ir nuo vaikystės keldavom balionus ir varžybose pirmose dalyvaudavau. Tai ta Birštono aplinka, Birštono miestas visą laiką arti širdies. Tai šiuo metu jau keli metai yra vienintelė vieta, kur apskritai varžybos vyksta. Tai Birštonas svarbų vaidmenį turi oreivystėje.